tu ne tik suvoki, kas yra gera ir bloga, bet nujauti, koks turėtų būti tobulas, besąlygiškas gėris. Tu nori elgtis ne tik pagal sąžinę, bet geriau, teisingiau, kilniau. Pavyzdžiui, kai tėvai elgiasi netinkamai, jiems sakai, tai neteisinga. Tu nori idealiai geros ir teisingos tvarkos mokykloje, nes nujauti, koks turėtų būti idealus gėris ir tiki, kad kiti taip pat turėtų tai žinoti. Pyksti, kai šis tobulas gėris pažeidžiamas. Dėl to tau dažnai būna itin skaudu. Tikiesi tobulo gėrio, o kai jo trūksta, liūdi. Tobulos ir besąlygiškos meilės nuojauta ir idealaus gėrio suvokimas skatina mūsų idealizmą, ragina trokšti didesnio objektyvumo. Tačiau pasaulis yra ribotas. Mes nusiviliame kultūra, teisinė sistema, organizacijomis ir netgi savo šeimomis. Gėrio trūkumas kelia pasipiktinimą, verčia nekantrauti, smerkti kitus, skatina cinizmą. Mes visuomet tikimės daugiau teisingumo ir gėrio, negu ribotas pasaulis gali suteikti. Malala, būdama vos 14 metų, gynė Pakistano mergaičių teises į mokslą. Už tai talibų kovotojai jai peršovė galvą. Tačiau Malala pasveiko. 2013 metais jai buvo įteikta Nobelio taikos premija. Jungtinių tautų būstinėje Niujorke ji kalbėjo. Teroristai manė, kad gali sugriauti mano tikslus ir sužlugdyti svajones. Tačiau mano gyvenime niekas nepasikeitė, išskyrus tai, kad mirė silpnumas, baimė ir neviltis, o gimė jėga, stiprybė ir drąsa. Esu čia ne tam, kad atkeršyčiau talibams ar kitoms teroristinėms grupuotėms. Esu čia, kad ginčiau kiekvieno vaiko teisę į išsilavinimą. Nejaučiu neapykantos talibų kovotojui, kuris mane peršovė. Jeigu jis stovėtų priešais mane su ginklu, nukreiptų į mano galvą, o aš irgi turėčiau ginklą rankoje, į jį nešaučiau. Taip elgtis skatina gailestingumas, kurio mokiausi iš gailestingumo pranašo Mahometo, Jėzaus Kristaus ir Budos. Tai paveldas, kurį perėmiau iš Martyno Liuterio Kingo ir Nelsono Mandelos. Tai nesmurto filosofija, kurios išmokau iš Gandžio, Baha'ano ir motinės Teresės. Tai atleidimas, kurio mokiausi iš savo tėvo ir mamos. Širdis man sako, būk taiki ir mylėk kiekvieną. Iš kur Malala žino, kaip turėtų pasireikšti gėris ir teisingumas? Kodėl ji nori atleisti, būti romi ir mylėti? Iš kur kyla jos jėga, stiprybė ir drąsa, besąlygiško gėrio troškimas, kurį puoselėdama ji aukoja gražiausius savo jaunystės metus, netgi gyvybę. Kaip ir absoliučios tiesos bei besąlygiškos meilės troškimas, taip ir tobulo gėrio siekis rodo, kad jau esame už konkrečios patirties ribos. Mūsų troškimas tik tada bus patenkintas, kai pasieksime idealų, beribį gėrį. Vadinasi, šį troškimą skatina beribio gėrio nuojauta, esanti žmogiškoje prigimtyje. Atsižvelgiant į tai, kad šį troškimą ribotame ir netobulame pasaulyje išpildyti neįmanoma, galima manyti, kad jis kyla iš tobulo, beribio gėrio, Dievo patirties. Ši tobulo ir beribio gėrio nuojauta ir troškimas toliau atskleidžia dvasinės žmogaus gelmes.